Labadiena, eteryje Ignalinos televizijos informacinė laida, kurioje apžvelgsime rajono aktualijas. Balandžio 23 dieną įvyko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Savivaldybės tarybos posėdį apsvarstyta 13 klausimų. Pasikeitus teisiniai bazai patvirtinti naujos redakcijos švietimo įstaigų nuostatai, patikslinta šių metų pedagogų atestacijos programa, priimti sprendimai dėl priešmokyklinio mokymo organizavimo rajone modelių aprašo, bei dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų pakeitimų. Taryba pritarė Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojų ir mokyklų centro dalyvavimui projektuose skirtuose mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Posėdžio metu išklausyta Dūkšto vidurinės mokyklos ataskaita, kurią pateikė mokyklos direktorė Svetlana Ščiurova. Kuo šiandien jūs kaip mokyklos direktorė galit pasidžiaugti, kuo Dūkšto mokykla šiandien džiaugiasi ir kokių rūpesčių turi? Džiaugiamės kasdienybė. Kiekvieną rytą ateinam į mokyklą su džiaugsmu. Ir kiekvieną dieną laukiam gerų rezultatų. Mūsų mokiniai neblogi. Mes džiaugiamės tuo, kad mūsų mokykla pritraukė vaikus ne tik iš Dūkšto, ir pritraukė iš artimų kaimų. Aš minėjau, čia buvo ir Kazytiškio seniūnijos, ir Rimšės seniūnijos. Ir kiekvieną rytą tuos vaikus mes pavežam savo mokykliniu autobusu arba atvežam maršrutiniai autobusai. O kiek iš viso mokinių mokosi ir mokytojų, kiek dirba? Mokosi dabar 246 mokiniai. Iš jų 11 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų. O dirba 35 mokytojai. Aš jau sakiau, mūsų labai plati geografija mokytojų atvykimo, išvykimo į darbo. Tai ne tik Ignalinos gyvenviečių, o iš aplinkinių savivaldybių, Zarasų, net Visagino. Labai aš šiandien priminiau, kad dėkoju visi mokytojai, tarybos nariams, kurie priėmė palankų sprendimą atžvilgiu mūsų mokyklos mokytojai, tai Dūkšto miesto mokyklos, kompensuoti kelionės išlaidas. Gal va čia, gal tikrai didelė dovana. Ir kitas dalykas, kad judėjimas mokytojų visada gal būdingas jaunimui. Atvykstantis jaunas žmogus nori uždirbti pinigų. Pamokų tiek negali gauti. Kitas dalykas, jeigu čia apsigyventi Dūkšte, tai nėra tokių sąlygų. Ir važinėjantis tie mokytojai paprasčiausiai yra kaip laikini darbuotojai. Na ir mokykloje dar vyksta renovacija, kaip sekasi šitie darbai? Pirmas etapas praėjo. Šiandien džiaugiamės, mes turim jau dalį atliktų darbų, tai tame tarpe langai nauji, jau visuose patalpuose. Turim išorės durys pakeistus, džiaugiamės tualetais, tikrai, kurių niekada mokykla neturėjo tokių. Įrengta vėdinimo sistema kai kuriuose patalpuose, atlikta stogo danga atskiram pastate. Tai čia yra matomas žingsnis į priekį. Priimtas sprendimas dėl Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos 2008 metams ir 2007 metų įvykdymo ataskaitos patvirtinimo įvairioms prevencinės, pagalbos neįgaliesiems ir kitoms programoms paskirstyta beveik 24 000 litų. Taryba pritarė sprendimui imti ilgalaikę paskolą reikalingą įvairių investicinių projektų įgyvendinimui. Pakeistos prekybos Ignalinos rajono savivaldybės turgavietėse ir viešose vietose taisyklės. Jos numato, kad asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti viešose vietose nerenginių metu, seniūnui pateikia prašymą su visais reikalingais duomenimis ir kitais dokumentais. Kitų sprendimų nustatytos viešosios vietos prekiauti ir teikti paslaugas rajono savivaldybės teritorijoje. Pavyzdžiui, Ignalinos mieste tokios vietos yra 6. Savivaldybės administracijos investicijų strateginio planavimo skyriaus vedėjas Vidmantas Šepulėnas tarybai pateikė apibendrintą informaciją apie savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą ir finansinę atskaitomybę. Bendrovių finansinė atskaitomybė kontroliuojamos įmonės joms pavestas funkcijas vykdė, praėjusiais metais teikimų paslaugų kainos didinamos nebuvo. Tačiau pabrangus energetiniams resursams, padidėjus minimaliam darbo užmokesčiui,
šiemet savivaldybės tarybos sprendimais teko pabranginti vandens, šilumos, šiukšlių išvežimo, važiavimo autobusais kainas. Bet norėčiau pažymėti, kad tai būdavo padaryta ne praėjusiais ataskaitiniais metais, bet šiais jau metais, 2008-aisiais. Nors paslaugų kainos ir padidintos, tačiau jos, kai kurios iš jų vis dar neatitinka realių tokios rūšies paslaugų rinkos kainų. Tačiau brangimas, kaip matote, yra neišvengiamas, o tie pabrangimai be abejo skausmingiausiai atsiliepia mažas pajamas gaunančių rajono gyventojų daliai, tai nemažai pas mus pensininkų, jų pajamos mažos ir jie nepajėgus pirkti paslaugų aukštesnėmis kainomis. Tai gyvenimo realybė, kaip matote, yra tokia. Kaip teigiami poslinkiai įmonių veikloje, paminėtas stambus europinis Ignalinos šilumos tinklų modernizavimo projektas, geresnę perspektyvą turi ir uždaroji akcinė bendrovė Kompata, įsigydama modernesnę techniką, plėsdama gyventojų ir gyvenviečių aprūpinimą konteineriais. Savo teikiamas paslaugas išplėtė ir Ignalinos butų ūkis. Pažymėta, kad pernai, vertinant grynąjį pelną, pelningai dirbo uždaroji akcinė bendrovė Kompata ir Didžiasalio vaistinė. Gerokai nuostoliai sumažėjo Ignalinos butų ūkyje ir uždaroji akcinė bendrovė Didžiasalio komunalinės paslaugos. Priimtas sprendimas dėl rajono ekonominės socialinės raidos programos priemonių plano papildymo. Į priemonių planą įtrauktas greitosios medicinos pagalbos automobilio įsigijimas bei numatytos lėšos Ignalinos sporto ir pramogų centro valdymo ir aptarnavimo įrangai įsigyti. Tarybos nariai taip pat išklausė informaciją apie narkotikų kontrolės komisijos veiklą. Informaciją pateikė komisijos pirmininkas, mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis. Jis apžvelgė per metus vykdytą švietimo, ugdymo įstaigų, policijos komisariato prevencinį darbą, įvairius projektus, renginius, konkursus, pakomentavo atliktų apklausų rezultatus. Pasak komisijos pirmininko, mūsų rajone narkotikų vartojimas dar nėra tokia ryški problema. Pastebimi pavieniai atvejai, tačiau didžiausias rūpestis alkoholis ir rūkymas, ypač kai tuo piktnaudžiauja jaunimas. Kitas tarybos posėdis planuojamas birželio mėnesį. Balandžio 18 dieną įvyko Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos Ignalinos skyriaus ataskaitinė konferencija. Jos metu buvo išrinktas naujas skyriaus pirmininkas. Į konferenciją susirinkusių neįgaliųjų draugijos narių buvo pilnutėlė būstinės Gėlių gatvėje salė. Konferencijoje taip pat dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zita Valaitytė, rajono mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis, socialinės paramos skyriaus specialistė Stasė Kulvietienė. Ataskaitinį pranešimą apie neįgaliųjų draugijos veiklą skaitė rajono skyriaus pirmininkas Dionizas Vilčinskas. Kaip sakė pirmininkas, šiuo metu rajone yra daugiau nei 1500 neįgaliųjų, 445 iš jų draugijos nariai. Dauguma vyresnio amžiaus. Draugijos patalpose jiems teikiamos skalbimo, kirpimo, masažo paslaugos, mokoma amatų. Draugijos nariai stengiasi įvairiais būdais praskaidrinti savo gyvenimą. Lanko keramikos būrelį, organizuoja šaškių, šachmatų varžybas, piešia, siuvinėja, siuva, o jų ansamblis Putinas bei humoro kolektyvas Varžtelis nemažai koncertuoja. Kasmet vasarą draugijos nariams organizuojamas poilsis prie jūros. Apie 40 žmonių aktyviai dalyvauja sportinėje veikloje. Tačiau svarbiausia, kaip minėjo visi pasisakiusieji, yra bendravimas, vienas kito supratimas, draugystė ir šiluma. Pagrindinis konferencijos klausimas buvo naujo neįgaliųjų draugijos rajono skyriaus pirmininko rinkimai, kadangi 10-metį šias pareigas ėjęs Dionizas Vilčinskas dėl sveikatos pablogėjimo jų atsisakė. Balsavimo būdu pirmininkė išrinkta Regina Slabadienė. Už tuos metus, kur buvote kartu su mumis, mums padėjote, atvažiuodavote į Milagienus ir su meninė dalim, ir šiaip pasiskambindavo, vis atjausdavo jūsų paramą. Ačiū Jums už tuos gerus metus. Labai užjaučiu ir gaila, kad Jūs labai išeinate iš mūsų. Tiek Jūs mums gero padarė esate. Visur į ekskursijas pranešė, viską.
Už nuoširdžią, sąžiningą ir taip reikalingą veiklą dėkota Dionizui Vilčinskui, jam išsakyti patys gražiausi draugijos narių žodžiai. Zita Valaitytė buvusiam pirmininkui įteikė neįgalių departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėkos raštą. Dionizą Vilčinską pasveikino socialiniai darbuotojai, taip pat vicemeras Henrikas Šiaudinis, pažymėjęs, kad ši draugija Ignalinoje viena iš geriausiai dirbančių organizacijų. Sėkmės, naujų minčių ir gražių idėjų linkėta ir naujajai skyriaus pirmininkiai. Apie nelegalias statybas vaizdingose paežerėse galime išgirsti dažnai. Retkarčiais išgirstame ir apie tokių statinių išardymą, tačiau mūsų rajone iki šiol priverstinai nebuvo nugriautas nė vienas nelegalus statinys. Tam pradžia padaryta tik šią savaitę. Praėjusį pirmadienį iš Utenos apskrities viršininko administracijos gautame pranešime apie būsimus savaitės įvykius akis užkliuvo už tokios informacijos. Antradienį 10 valandą Siūrių kaime prie Dringio ežero bus griaunamas nelegalus Richardui Gruodžiui priklausantis pastatas. Be jokios abejonės nieko nelaukę nuvykome pasižiūrėti, kaip tas atrodys realybėje. Juolab, kad toks atvejis pirmas ne tik mūsų rajone, bet ir visoje Utenos apskrityje. Tiesa, atvykę į tikrai gražų pusiasalį ties buvusių Siūrių kaimų, jokio pastato nebeišvydome, tik krūvelę akmenų ir lentų. Pasirodo, dar prieš keletą dienų čia stovėjusią beveik baigtą statyti pirtelę, jos savininkas išardė nelaukdamas, kol tą teismo sprendimu padarys konkurso būdu išrinkta bendrovė. Jos darbai statinio savininkui būtų kainavę 9 000 litų, dar keletą tūkstančių būtų tekę atseikėti antstoliams. Dabar nelegalių statybų iniciatoriui teks atsiskaityti tik už teismo išlaidas ir statinio likvidatoriaus konkurso organizavimą. Beje, tądien pasižiūrėti taip ir neįvykusių nelegalaus statinio griovimo darbų buvo atvykę ir nemažai įvairiausio rango su statybų priežiūra susijusių valdininkų. Tad būreliui čia sulėkusių žurnalistų klausimų kilo tikrai daug. Turėjome jų ir mes. Pavyzdžiui, kad ir tokį. Abejoti, kad didesnė dalis paežerėse stovinčių statinių yra pastatyti turint visus leidimus, turbūt nereikia. Tačiau kone kasdien girdint apie korupcijos ir kyšininkavimo skandalus, kyla toks klausimas. Kiek legalus tų visų leidimų išdavimas? Klausimas legaliais, nelegaliais būdais, tai čia turbūt ne mum, bet mes leidimų išdavimo teisėtumą tikrinam. Ir tai, sakysim, rajonuose turėdami 2 inspektorius, dabar didžiąją dalį, aišku, rimtesnių statinių, ten menkniekių gal ir nebesužiūrim, kadangi užtektinai daug leidimų išduodama, mes tikrinam jų išdavimo tvarką. Kad būtų pagal sąlygas padarytas projektas ir jeigu netitinka sąlygom, tokiu atveju neturėtų duoti leidimą. Ir šiais atvejais patikrinam, jeigu per mėnesį mes leidimą patikrinam ir randam kokių tai problemų, mes naikinam leidimą teismo keliu. Jūs dabar konkrečiai sakėt, kad šiuo konkrečiu atveju šis pastatas yra lyg ir draustinio zonai. Jeigu tai nebūtų draustinis, ar jis galėtų čia stovėti? Aš jums negaliu to atsakyti, kadangi nežinau nacionalinio parko zonavimo schemos mintinai ir sąlygas išduotų parkas. Pirmoje eilėje, ar čia galimybė yra ar ne, o sąlygų paprašytų rajono savivaldybė. Ir surinkusi sąlygas, jeigu jos yra teigiamas, išduoda sąlygų sąvadą. Jeigu ne, atsako, kad nėra galimybės dėl tokių priežasčių. Tas neišdavė sąlygų ir tas neišdavė sąlygų. Ir jeigu truputėlį globaliau žiūrint, juk dabar prisistatę, girdim vos ne kasdien, kas nori, kur nori ir kaip nori. Kokia iš tikrųjų žala yra žmonėms, gamtai, tokių lyg ir nekaltai šalia ežero stovinčių pastatų? Aš į pradžią klausimo reaguodamas, aš nemanau, kad yra tiek daug prisistatę nelegaliai, bet yra galimybė statyti. Tik tai reikia susitvarkyti dokumentaciją. Kalbant tiesiai šviesiai, šią savaitę prie Dringio ežero nugriauto pastato galėjo ir neištikti toks likimas. Pasak jo savininko, dokumentus galima buvo susitvarkyti ir šiuo atveju. Tik vienam tą reikalą esą galėjusiam sutvarkyti valdininkui būtų tekę pakloti mažiausiai 5 metų savo atlyginimą.
Ir šiandien jau nebeegzistuojantis pastatas būtų niekam neužkliuvęs, o ar tai būtų išties legalus statinys, spręsti jau ne mums. Beje, dar vienas anksčiau buvęs labai populiarus būdas legalizuoti pastatus – statytis ant suvežtų akmenų krūvos. Juk niekam nepaslaptis, kad praėjusio amžiaus pradžioje dauguma pastatų buvo statomi be jokių pamatų. Tad norinčiam statyti kokį nors statinį, tereikia įrodyti, kad šviežiai supilta akmenų krūva prieš daugelį metų stovėjusio pastato liekanos. Tačiau tokį faktą patvirtinti ar paneigti pasirodo gali tik teismas. Pasakysiu paprasčiausiai, rajono architektui pateikiami dokumentai statybom yra žemės nusavybės dokumentai su planu. Jeigu tenais buvo kažkada tai sodybvietė, jis privalo pateikti juridinio fakto nustatymą, tai yra teismo keliu nustatoma. Ir jeigu šitie dokumentai ateina į bet kurio rajono administracijai pateikiami ir rajono architektas privalo išduoti leidimą. Tokiu atveju mes, sakykime, šitokių faktų nenagrinėjam, nes tai gaunasi kaip pažeidimo nėra. Ta nustatymą jau atlieka teismai, nebe aplinkos ministerijos kompetencija. Jeigu teismo yra nustatyta, kad ten... Juridinis faktas, jeigu nustatytas, statyba galima. Vis tik panašu, kad nelegaliai atsiradusių pastatų ir kitokių statinių griovimo metas prasidėjo ir mūsų krašte. Teismui įrodžius, jog prie Dringio atsiradusi pirtis buvo pastatyta nelegaliai, ji buvo nugriauta. O savo eilės Utenos apskrityje jau laukia dar 5 nelegalūs statiniai. Vienas jų ir mūsų rajone. Labadiena. Informacija iš policijos komisariato. Per šią savaitę užregistruotos 7 nusikalstamos veikos. 1 nesunkus sveikatos sutrikdymas, 1 nežymus sveikatos sutrikdymas, 3 vagystės, 1 sukčiavimas, 1 turto sugadinimo atvejais. Vagystės. Balandžio 17 dieną gautas Dūkšto miesto gyventojos pranešimas, kad pro langą buvo įsibrauta jai priklausantį namą ir iš ten pavogti įvairūs raktų rinkiniai ir statybinės medžiagos. Padaryta 975 litų turtinė žala. Pradėjus ikiteisminį tyrimą nustatytas įtariamasis, tai Dūkšto miesto gyventojas. Balandžio 19 dieną gautas Kazytiškio kaimo gyventojos pranešimas, kad išrauti ir pavogti jai priklausantis įvairūs sodinukai. Padaryta 300 litų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Balandžio 19 dieną gautas Dūkšto miesto gyventojos pranešimas, kad išlaužus jai priklausančio gyvenamojo namo lango stiklą buvo įsibrauta į vidų ir pagrobti 2 mobiliojo ryšio telefonai. Padaryta 1298 litų turtinė žala. Vyksta tyrimas. Balandžio 20 dieną gautas pranešimas, kad Dūkšto seniūnijoje Tumelinos kaime buvo įsibrauta į namą, iš kur pavogti įvairūs daiktai. Padaryta 400 litų turtinė žala. Vyksta tyrimas. Turto sugadinimas. Balandžio 19 dieną gautas ignaliniečio pranešimas, kad Ignalinoje Liaudės gatvėje apgadintos jam priklausančio garažo metalinės durys ir įleidžiama spyna. Padaryta 300 litų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Avaringumo analizė. Avaringiausios vietos keliai Kazokinė Ceikinė Melagenai, Strigailiškis, Vaišniūnai. Visaginas, Stašionis, Rimšė. Avaringiausios savaitės dienos, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Avaringiausias laikas nuo 13 iki 17 valandos. Eismo įvykiai. Balandžio 22 dieną Ignalinos mieste Laisvės aikštėje 20-metis ignalinietis, būdamas neblaivus, neturėdamas teisės vairuoti bet kokią transporto priemonę, vairavo automobilį BMW priklausantį kitam asmeniui ir atsitrenkė Ignalinos rajono savivaldybės pastatą. Apgadintas pastatas ir automobilis. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, automobilis sulaikytas. Per savaitę išaiškinti administraciniai teisės pažeidimai. 15 asmenų nubausta už girto pasirodymą viešoje vietoje. 1 asmuo už viešosios rimties trikdymą. 2 asmenys už pasipriešinimą policijos pareigūnui. 1 asmuo už nedidelį chuliganizmą.
vienas asmuo už tėvų valdžios nepanaudojimą, vienas asmuo už naminės degtinės laikymą, vienas už Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimą, vienas asmuo už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą. Per savaitę išaiškinti 27 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Išaiškinti 4 neblaivūs vairuotojai, 7 vairuotojai, kurie vairavo neužsisegę saugos diržų. Už vairavimą esant neblaiviems nubausti Gintautas Šimėnas gyvenantis Ignalinoje Aukštaičių gatvėje 2000 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemonės 2 metams. Povilas Baltakys gyvenantis Vydiškių seniūnijoje Jonėnų kaime 2000 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemonės 6 mėnesiams. Gintaras Teličėnas, gyvenantis Tverečiaus kaime, 4000 litų bauda. Už vairavimą neturint teisės vairuoti transporto priemonę nubausti Aurimas Kulvietis, gyvenantis Ignalinoje Aukštaičių gatvėje, 1000 litų bauda. Pavelas Galinis, gyvenantis Ignalinoje Aukštaičių gatvėje, 1400 litų bauda. Antradienį vakare apie 5 val. 15 minučių kelio Vilnius Ignalina atkarpoje tarp Bėčiūnų ir Kazokinės įvyko skaudus, tačiau laimingai pasibaigęs eismo įvykis. Uždarosios akcinės bendrovės Medinė Vinis miškovežis Kamaz pakrautas mediena čia patyrė avariją. Apvirto ant kelio ir automobiliu bei išbyrėjusiais rąstais trumpam sutrikdė eismą. Netrukus atvykę ugniagesiai gelbėtojai buksiravimo lynais miškovežį atvertė ant ratų ir nubuksiravo į saugojimo aikštelę. Ant asfalto buvo įsiliejęs dyzelinas ir tepalai. Juos su naftos produktų sorbentu neutralizavo ugniagesiai. Miškovežio vairuotojas ignalinietis Saulius Čirikas, kuris eismo įvykio metu buvo blaivus, beveik nenukentėjo, atsipirko tik nedideliais įdrėskimais ir mėlynėmis. Pagal vairuotojo versiją, važiuojant užsiblokavo vienas priekabos ratas. Pradėjus sunkiasvorę rąstais pakrautą mašiną stabdyti, ją ėmė mėtyti į šonus. Automobilis tapo nevaldomas ir jį apvertė ant šono virsdama priekabą. Laimiai tuo metu nebuvo miškovežį lenkusių ar šalia važiavusių automobilių. Antraip autoįvykio pasekmės galėjo būti kur kas skaudesnės. Pagrindinė antradienį įvykusios eismo nelaimės priežastis – miškovežio vairuotojo nepasirinktas saugus greitis, neatsižvelgta į eismo sąlygas ir į tai, kad jo vairuojamas automobilis buvo pilnai pakrautas. Už tai miškovežį vairavęs Saulius Čirikas nubaustas 100 litų bauda. Policijos komisariato duomenimis panašių įvykių rajono keliuose užfiksuojama po kelis kiekvienais metais. Balandžio 21-27 dienomis 8 kartą Lietuvos bibliotekininkų draugija skelbė nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios tema Skaityk, laisvėk, tobulėk. Šios savaitės metu renkami geriausi metų bibliotekininkai. Ignalinos rajono viešoji biblioteka savo darbuotojus, skaitytojus ir svečius į bibliotekų savaitę skirtą renginį pakvietė balandžio 24 dieną. Šventė vyko Ignalinos muzikos mokykloje. Ją pradėjo bibliotekininkams koncertavę jaunieji muzikantai. Apie bibliotekų savaitę ir tradiciją rinkti geriausią bibliotekininką pasakojo Ignalinos viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Stasė Kolėnienė. Mūsų rajone geriausias bibliotekininkas dabar renkamas kas 2 metus. Manoma, kad taip galima geriau apžvelgti ir įvertinti nuveiktus darbus, iniciatyvas. Iškilmingai paskelbta, kad 2007 metų geriausia rajono bibliotekininkė yra Ignalinos viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Vida Sekonienė. Šis garbingas vardas jai suteiktas už profesionalumą ir iniciatyvumą, dalyvaujant projektinėje bei kultūros renginių organizavimo veikloje. Vida Sekonienė 7. rajono nominantė. Ji taip pat aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, nevyriausybinės organizacijos Gelbėkit vaikus darbe, yra puikiai anglų kalbos žinovė, suteikusi žinių ne vienam ignaliniečiui. Sveikinu tave labai nuoširdžiai, tapus geriausia 2007 metų bibliotekininkė mūsų rajone.
Geriausia bibliotekininkė sveikino ir simbolinę taurę įteikė bibliotekos direktorė Loreta Leknienė, bendradarbės kolegės. Prasmingais bibliotekininkų darbais pasidžiaugė mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis, švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Juodagalvinė. Vicemeras Vidai Sekonienė įteikė savivaldybės diplomą. Visų pirma, sveikinam tapus metų bibliotekininkę ir tos šventės proga galbūt galėtumėt prisiminti pačius tokius sėkmingiausius, įdomiausius projektus, kuriuose jūs dalyvavot, kuriuos inicijavot praeitais metais. Taip, ačiū už sveikinimus. Projektų buvo nemažai ir ne tik praeitais metais. Viskas prasidėjo 2001, kada FARE projekte mes sėkmingai sudalyvavom, o po to kasmet kultūros ministerija skelbė vieną ar kitą projektą. Taip pat VIPT, tai yra viešieji interneto prieigos taškai, yra labai sėkmingi mūsų projektai, kurie kartojasi keletą metų. Ir visuose mes draugiškai visos dalyvaujam ir daugumą jų laimim. Na, o jums pačiai, kiek jau metų dirbat bibliotekai, jeigu palyginus, sakykime, prieš keliolika metų, kokia buvo biblioteka ir kaip dabar tobulėja bibliotekos gyvenimas? Jo, aš atėjau čia į Ignalinos viešąją biblioteką, turbūt 95 ar 6 metais, dabar tiksliai nepasakysiu, spausdinom mašinėlę, kompiuterių nebuvo ir tiesiog praėjo keletas metų ir viskas taip pasikeitė, kad būtumėm nepatikėję, jeigu kas mums iš karto būtų pasakę, kad taip staigiai viskas pasikeis. Jūs niekada nesigailėjo dėl savo pasirinkimo būti bibliotekininkai? Na, sunku pasakyti, gal ir būna tokių minučių, kai pagalvoji, kad galbūt kažko kito reikėjo, bet jeigu aš kasdien noriu eiti į darbą, esu laiminga savo kolektyve, turbūt galiu sakyti, kad teisingai pasirinkau. Šventės metu gražiausi žodžiai skirti visoms rajono bibliotekininkėms. Už nuoširdų, kūrybingą ir ilgametį darbą padėkos įteiktos Ignalinos viešosios bibliotekos metodininkiai Valentinai Savickieniai, vyr bibliotekininkėms Nijoliai Pivoriūnieniai, Zitai Eidukieniai, vaikų literatūros skyriaus vedėjai Aldonai Meškauskieniai. Na, o sveikinimų ceremonija baigta, visų renginyje dalyvavusių kartu atlikta daina. Sukdamiesi kasdienių rūpesčių virpetuose mes dažnai užmirštame patį save. Tikimės, kad atsisukti veidų į save nors truputį padės nuo šiol kartą per mėnesį eisinti nauja mūsų laidos rubrika Pokalbiai su kunigu. Šiandien jūsų dėmesiui pirmasis pašnekesys. Kas esame, kodėl esame, ar yra amžinybė? Tokius ir panašius klausimus užduodame savo gana retai. O jei ir užduodame, atsakymus į juos vargu ar pavyksta rasti. Tokiais atvejais pagalbos dažniausiai kreipiamės į dvasininką. Susipažinkite, gimęs ir augęs Didžiasalyje, kunigystės keliu eina lygiai metus. Prieš tai porą metų dirbo Vilniaus arkikatedroje, dabar jau kurį laiką kunigauja Ignalinoje. Jis dar ne 30, neturintis Ignalinos švenčiausios mergelės Marijos bažnyčios vikaras Deimantas Braziulis. Pradėdami naują rubriką, šįsyk su kunigu šnekėjomės apie jį patį. Iš pradžių apie jo kelią į kunigystę. Čia buvo pats sudėtingiausias dalykas, į kur net pats kartais pagalvoju ir negaliu sudėti visur, kaip sakant, tų pliusų, minusų, kas įtakojo tą kunigystę, kodėl būtent toks buvo pasirinktas šitas kelias. Nes vaikystėje tai nebūtų nei tikintis, nei netikintis, bet tokioje aplinkoje gyvenau, kuri buvo netikinti. Bet kažkaip buvo toks kažkoks noras suprasti, pažinti, ar kažkoks ieškojimo noras, sunku pasakyti. Ir bažnyčia tai buvo kažkas svetimo. Bet kai žiūri atgal, tai matai, kad Dievas kažkaip jau ten kažkur buvo įkišęs savo pirštą ir jau ėmė kažkaip ten tvarkyti gyvenimą. Pirmas dalykas susitikimas su Dievu, tai buvo per
ir tikybos pamoką. Kažkaip tada nepriklausomybė prasidėjo ir atsirado tikybos dėstymas mokyklose. Aš neįdavau, nes buvau protingas, kam tik paskutinė pamoka tikyba, tai ką dabar eisi į tą tikybą, kas dar tą tikybą neaišku, tai geriau eiti namo. Bet vieną kartą, nebuvo ta paskutinė pamoka, reikėjo, tik nestovėsi prie durų mokykloje, nelauksiu, kol ta baigsis pamoka, jau prisimenu, kiek baimės buvo, tai siaubas, visas rankos dreba, visas šlapias, dar klebonas tada dėstydavo tą tikybą, tai ir kažkaip nuo to užsirašiau ten lankyti, atseit čia lankydavau. Nežinau, gal jinai ten man nepasakyčiau, kad labai kažkaip patiko, ten mes kažką pieždavom, ten skaitydavom kažką tokio, bet nieko nebepaliko. Bet nuo to laiko prasidėjo kažkoks toks asmens galbūt santykis su Dievu kažkaip atsirado, tas malda prasidėjo. Aišku, tai buvo spontaniška, ten tik poteriai kalbėjimas ir taip anksčiau suvokdavau, kad tai malda yra tik poterių kalbėjimas ir tas buvo ilgą laiką. Bet po to žiūriu, kad man to maža kažkaip, kažko man reikia daugiau. Ir kažkaip tada didelį vaidmenį suvaidino Mažoji studija, kuriai esu labai dėkingas, nes tada kažkaip ją labai klausydavausi ir iš tiesų labai daug davė, ypatingai dvasinio peno. Ir problema iškilo jau gal kokio 10 klasėje ir 11, kaip yra su ta bažnyčia. Ir noro, tai tikrai, aš dabar suprantu tą jaunimą ir tos žmonės, kurie neina į bažnyčią. Aš juos puikiai suprantu, kad tikrai, jeigu žmogus yra ar mažai tikinis, arba netikinis, arba netradęs bažnyčios, tai tikrai yra nuobodybė. Dieve apsaugo, kartais norisi pasakyti tenais. Bet kažkaip, čia irgi buvo toks atsitikimas, kad klebonas lankė ligonis, ten senelius, ir nežinau, ką aš ten dariau pas tą kaimynę, ko ten man reikėjo, kažkaip užėjau netyčia, o taip visai neplanuota ir nebuvo kur dėti, nors tada norėsiu prasmės kražį žemę, kaip pamatai, kad klebonas yra. Ir po to jis kažkaip pakvietė, tiesiog pakvietė patarnauti mišiom. Ir tada, kai pakvietė, kažkaip pradėjau vaikščioti bažnyčią, čia buvo kažkaip apie Velykas toks laikas ir viskas taip pradėjo klostytis, jau kaimynai, jau kunigėlis, o taip imdavo pyktis, o nesąmonė, aš jokių būdų nebūsiu kunigu, visai buvo kitokie planai, kitokios svajonės, jokių būdų nebūti kunigu. Bet paskui žiūriu, kad po to taip ir išėjo, kaip dabar yra. Kai aš skaičiau ir kažkada altorių šešėlį ir kai klebonas pripasako apie seminariją, jau kai ruošiausi stoti, galvoju, Dieve mano, negi ten tai baisu ir kaip ten reiks iškentėti. Bet kai nueini, tai pamatai, kad ten nieko ten nėra tokio baisaus, kaip yra piešiama. Brolis dabar dirba kariuomenėje, tai kai papasako, kokia ten yra dienotvarkė ir palyginus su to, kokia yra seminarijoje, tai kaip diena nuo nakties skiriasi ten. Aišku, yra taisyklės tenais, ko privaloma laikytis, ten dienotvarkė yra, viskas susudėliota. Ir tas yra gerai, nes žmogų kažkaip augina tas dalykas. Jeigu būtų palaida bala, tai sunku būtų pasiekti, nes lygiai tas pats ir kariuomenė yra. Ir dvasiškai tiek yra brandinama, tiek ir fiziškai žmogus. Tas priklauso nuo valstybės, dar kokioje valstybėje yra seminarija, nes, pavyzdžiui, kai teko lankytis Vokietijoje seminarijoje, tai mes ten buvom netekę žado, kaip ten viskas man atrodė labai jau gerai, ten, pavyzdžiui, Rusijoje yra baras ir ten, pavyzdžiui, alaus atsigėti seminarijoje vyno, ar ten stipresnio, kas susaiku, tai čia nieko nėra blogo. Pas mus tik tai šventėmis būdavo, tai tas jau retai to kažkaip labai trūkdavo, ar kaip čia pasakyti, tokio gal paprastumo ta prasme tik tai. Bet kai teko lankytis Lenkijoje, tai ten dieve, ten dar baisiau negu kad pas mus yra. Ten visiškai yra griežta, ten nei mobilaus telefono nieko negalima laikyti, tokios yra taisyklės. Bet iš tiesų yra, kas seminarijoje yra didžiuliai reikalavimai, labai daug ko nori iš tavęs, nori daug prikišti, kaip sakė, informacijos, tos, kur fiziškai tai yra neįmanoma. Tu vis tiek kažką turi pasirinkti, ką mokysies, o ką tik, kaip sakant, studijuosi, ką tik tai taip praeis, kas tik tai per tausis, nes visko neįmanoma yra. Ar tiesa, kad daug jaunų žmonių, vyrų, neišlaiko tos seminarijos įtampos? Įtampa tai yra, kadangi yra uždara, yra bendruomenė ir bet kokioje uždaroje bendruomenėje atsiranda tokia psichologinė įtampa, kuri ypatingai pasireiškia, kai būna sesija,
Kai, pavyzdžiui, kokie būna 18 egzaminų, reikia išlaikyti pabaigoje semestro, tai tada jau taip, jau jaučiasi pikti, nervuoti, tas taip. O šiaip tai nėra, yra daug būdų, kuriais galima iškrauti tą įtampą. Tai yra, vienas dalykas, turime sporto salė, buvo labai iš tiesų yra nuostabi tenais. Visokių renginių būna ir galima ir nueiti į kokius renginius, į koncertus, pavyzdžiui, ar teatrus lankyti, tai kiekviena pagal skonį. Ir tų būdų pasitaiko. Bet paprasčiausiai galbūt ne tiek, kad neišlaiko, bet kiek pamato, kad ne jiem tas yra kelias. Ar labai skiriasi paties diena nuo eilinio pasauliečio? Nežinau, kaip gyvena tas eiliniai pasauliečiai. Labai, irgi galime sakyti labai įvairiai. Kai išėjau seminarijos, vieno dalyko labai trūko, nes atsiradau tokio, kaip čia pasakyti, baloj. Ten viskas buvo sudėta, dienotvarkė parašyta už tave, tu tą turi daryti ir viskas, kaip sakant. Bet kai reikėjo pačiam susidaryti, pavyzdžiui, dienotvarkę, nes jeigu tu nepasidarai dienotvarkės, tai visa diena yra nuėjus, kaip liaudis sako, šunį ant uodegos, tu nieko nesuspėjai praktiškai padaryti, tai tas yra blogai, tada jau mokėsi tokio savarankiškumo, kad seminarija to dalyko neduoda savarankiškumo, reikia pačiam išmokti. Bet šiaip, žiūrint, ko pats nori, ko, pavyzdžiui, aš kaip kunigas būdamas, ko noriu gyvenime pasiekti, ką aš turiu padaryti, tai pagal tą dalyką irgi dėliojuosi. Aišku, daug dalykų negali nuspręsti pats, pavyzdžiui, laidotuvės būna ar dar kažkokie, ar mišios, ar krikštai, kurie ypatingai ligoniai, kurie ne laiku ir ne vietoj, kaip visada atsiranda. Tai tas dalykas jau pats susideda. Bet to laikymosi, tai aš nesakyčiau, kad tai yra skirtumas tarp pasauliečių, nes įstatymai vienodai saisto visus. Tiek kunigus, tiek pasauliečių, tik mūsų yra pareigos kitokios. Taip pat tas yra esminis skirtumas. Čia kiekviena karta tą klausimą kelia ir kiekvienas savo žmogus turi atsakyti, jo labiau būdamas kunigu, kas tai yra kunigystė. Nes nesutikčiau su tuo apibūdinimu, kad kunigas yra tarpininkas tarp Dievo žmogaus, nes tarpininkas yra vienintelis Jėzus Kristus ir yra taškas. Negalima bolotiruotis ir būti ten tarpininkai tarp tarpininkų. Kunigas, kaip pavyzdžiui, Šventas raštas, tiek ir Antro Vatikano susirinkimo dokumentai kalba, kad tai yra skirtas tarnauti bendruomenį. Altoriaus tarnas, kuris patarnauja bendruomenį, yra bendruomenės vadovas ir eina kartu su jie tame tikėjimo kelyje. Ir ta kunigystė būtent tuo ir užsima, kaip galėčiau geriau padėti žmogui pažinti Dievą. Tau suteikiama, būnant kunigu, kaip sakant, gale, ko anksčiau neįvertinau, maniau, kad viskas yra daug paprasčiau, bet iš tiesų yra daug viskas sudėtingiau ir žmonės eina paskui tave, žiūrint, bet kurie eis. Vis tiek atsiras žmonių, kurie seks paskui tave ir tada priklauso, koks yra tavo tikėjimas. Kuo tu pats tiki, ten gali žmonės nuvesti. Gali nuvesti ir prie Jėzus, bet gali išvesti iš kelio ir kur nori vedžioti. O jo labiau, jeigu sakysi, kad aš pats esu Dievas ir sekit paskui mane, tai būtų dar blogiau. Bet nebijoti būti žmogum, tas yra pirminis dalykas. Ir kaip jūs čia sakėt, klausdamas pirmiausiai tą dalyką, tai tas ir yra, kad esi žmogus ir visi esame žmonės ir tą dalyką reikia turėti visada omenyje. Nebūti Dievu, bet būti žmogum. Ir ta, pavyzdžiui, nuodėmės kunigų, kurie čia irgi labai mėgsta televiziją, tokius dalykus pasigaut. Bet aš kartais dėkoju Dievui už tai, kad esame silpni, tiek kunigai, tiek ir visi žmonės, nes tai parodo, kad nesame kažkas tokio super, bet kad esame visi kartu čia pat su tai žmonėmis, kurie yra ir nusidėlę. Ir tokiu atveju yra lengviau gal ir žmogui eiti iš pažinties, nes mato, kad tas ten sėdintis klausykloje žmogus irgi nėra angelas, bet irgi yra, kuriam irgi reikalingas yra tas pats susitaikymas. Tai va čia reikia, kaip ir gydytojams reikia atsiriboti, mokėti. Tai nereiškia, kad pasidaryti tokią abejingų viskam, bet reikia mokėti skirti, nes prisimenu pirmasis laidotuvės, kurias turėjau, tai labai ilgai nešiojausi, nes ten pateko kažkaip, 16 metų, atrodo, merginą laidojau ir buvo labai sunku, bet po to kažkaip pripratai, negalim sakyti, kad taip pripratai, bet kažkaip imi atskirti tos dalykus. Ir jo labiau, kai iš pažintie tas dalykas tiek bažnyčia
ragina, tarsi pamiršta. Aišku, ne visas išpažintis gali pamiršti, jo labiau draugų, kažkaip nešiojosi, dar ir maldojų juos palydi, bet taimi skirti, kad tai yra jų gyvenimas, tu jiem gali padėti tiek, kiek gali, bet už jų gyvenimų savo nenugyvensi, gyvendamas jų bėdam ar problemų. Jie turi savo, tu turi savo, tu tik tai gali kažkiek padėti ir tiek. Celibatas yra vienas iš tų dalykų, kurie jau seniai yra kvestionuojami ir daugelis jau yra įsitikinę, netgi ir bažnyčios vyskupų, kad jau čia tik tai yra dešimčių klausimas ir tas dalykas bus įspręsta. Vienas svarbus dalykas, celibatas nėra kažkaip ten tokio, kaip sakant, dogma, kurios jau negalima pajudinti, ją lengvai gali panaikinti. To užtenka tik popiežių nuspręs, nes tai yra bažnytinė disciplina. Bet kitas dalykas, vis tiek, kad ir kaip bebūtų sunku, bet celibatas turi savo teigiamus dalykus, nes žmonės šiandieną neskiria pašaukimų, kad, pavyzdžiui, visi mano, kad jie yra sutverti būti santuokai. Ir galima sakyti drąsiai, kad ne visi yra sutverti santuokai. Man patiko, kai buvo atvežęs prancūzijos vyskupas pas mūsų seminariją, Liurdo, jis sako, kad čia jūs būnat seminarijoje 6 metus ir esate ruošiami santuokai. Šiandien nustebom, kad čia negali, bet jis sako, tai yra svarbu tai suprasti, kadangi tas pašaukimas celibate irgi yra tarsi tam tikrų būdų buvimas santuokoje. Bet kada, kaip minėjau, kad žmonės žiūri, kad visi yra sutverti tik šeimai, tuomet yra pamirštamas kitas pašaukimas, būtent viengungystė, kad yra nevedusių, neištekėjusių žmonių, ne dėl to, kad jie buvo negražus ir niekas jų nemylėjo, bet tai jau buvo jų pašaukimas, buvimas būti tokiu būdu. Ir kitas dalykas, trečias, tai yra celibatas. Šiandien visuomenėje celibatas ar viengungystė turi problemų dėl to, kad yra viskas labai stipriai suseksualizuota. Viskas, net į šeimą yra žiūrima vien tik tai per tai. Ir daugiau nieko juose nematoma. Ir va čia yra didžiausia problema ir celibatas tampa šiuo atveju kaip rakštis ar kaip grėsmė. Ir aš suprantu ir save, bet ir kitus kunigus, kad šiandien išbūti celibatį tai yra sudėtingas dalykas. Nėra taip paprasta, kaip galbūt buvo anksčiau, nes laikas yra nepatogus tam. Bet vis tik tai yra kažkoks kaip ženklas ar liudijimas. Nemanau, kad būtų didžiulė problema, jeigu panaikintų, bet nebūtų išspręstos problemos, kaip šiandien, kad, pavyzdžiui, puolamas tas celibatas yra dėl to, kad ten, pavyzdžiui, Amerikoje buvo girdėti ten kunigų pedofilijos skandalai, ten paskiau, kad ten dauguma kunigų ten žiūri pornografiją ir visokius kitokius dalykus daro, bet mes turime brolius liuteronus. Mes turime liuteronus ir jų konfesijos pasiekėjus, kad jie, pavyzdžiui, yra vedę, bet turi daug problemų su lytiškumu ir su ten pornografija ir visa kita. Ir netgi Anglijoje yra įsteigtas toks pagalba specialiai anglų dvasininkams, vedusiems dvasininkams, psichologai, kurie padeda atsikratyti ten visų tų priklausomybių. Ir tas atrodytų yra labai keista, nes jiems galima vesti, atrodytų viskas yra labai gerai, bet nėra gerai. Ir va čia tas dalykas reiktų išskirti, žmogus seksualumas ir santuoka, kur yra visai šalia vienas kito, bet yra skirtingi dalykai. Tai buvo pirmas mūsų pokalbis su kunigu Deimantu. Šįsyk klausimus jam sugalvojome mes. Tačiau nuo šiol tą galite padaryti ir jūs. Jei ramybės neduoda vienokie ar kitokie dalykai, nebijokite, klauskite kunigo. Savo klausimus galite siųsti nurodytais elektroninio pašto adresais arba atnešti užrašę ant lapelio į Ignalinos kabelinės televizijos studiją adresu Ateities 43. Kunigo Deimanto atsakymus į jums rūpimus klausimus pateiksime paskutinėje kiekvieno mėnesio laidoje. Balandžio 18 dieną Ignalinoje lankėsi ir su savo gerbėjais susitiko gydytoja Filomena Taunytė. Šis Ignalinos viešosios bibliotekos organizuotas susitikimas vienas iš projektinių skaitymo skatinimo programos renginių.
Ignalinos sporto ir pramogų centro salė buvo sausakimša. Ignaliniečiai daugiausia vyresnio amžiaus žmonės džiaugiasi susitikimu su žinoma gydytoja Filomena Taunyte. Žavinčia savo energiją, humoro jausmų, puikių sugebėjimų perteikti sukauptą patirtį ir pagelbėti ligų bei negalavimų kamuojamiems žmonėms. Filomena Taunytė daugiau nei 10 metų dirbo gydytoja pulmonologe. Pastaruosius 14 ji pensininkė, atsidėjusi medicininės publicistikos rašymui, konsultacijoms ir susitikimams, kuriuose ji drąsiai išreiškia savo kritinės mintis. Kad tiesiog kartais juokinga, kaip klausaisi šitą vaistų propagavimą ir kad žmonės pradėjo nesusigaudyti tame milijoninėme vaistų kiekyje ir kad ir gydytojai nebesusigaudo dėl to, kad tai yra visiškai nauji vaistai, ne tie, kurie buvo naudojami prieš 20, galim sakyti, net ir prieš 15 metų, kad tai yra firmų vaistai. Jūs visi žinot, kad Lietuvoje patys brangiausi vaistai ir yra ne tik gėda mūsų sveikatos apsaugos ministerijai ir mūsų vyriausybei, bet tai jau nusikalstama veikla. Pavyzdžiui, toks paprastas faktas, kad vaistas, kuris yra būtinas įgimta liga sergančiam žmogui, mėnesiui Lietuvoje kainuoja 2400, o čia pat Lenkijoje toks pat vaistas tokiam pat laikui kainuoja tik 1000. Ką sugebėdama tą darau, rašau, visur juokiuosi iš sveikatos apsaugos ministerijos ir iš mūsų godumo, bet naudos jokios nėra. Gydytoja daugiausiai dėmesio skiria liaudies medicinos ir alternatyvaus gydymo priemonėms. Siūlo prisiminti nuo senų senovės žinomus sveikatos šaltinius. Vandenį, sveiką maistą, kalba apie mažiau įprastus ar primirštus gydymo būdus. Gydymą badu, medicininėmis dėlėmis, vaistažolių arbatomis bei įvairiais antpilais. Stiklainėlį su dėlėmis moteris atsivežė ir į Ignaliną. Kaip ignaliniečiams tvirtino gydytoja, nėra vaistų, kurie neturėtų pašalinio poveikio, o sloga ne liga ir tik pats žmogus kaltas, kad ji prasideda. Yra žmonių, kurie susirgę slogą, niekas temperatūros nėra, labai nemalonu, jie būtinai perka naklofeną kokį ar ką nors, kuris traukia gleivinės, sausina gleivinės ir mano, kad gerai daro. Aš jau mačiau žmonių, kurie dažnai serga slogą ir taip besigydydami dasivarė iki baisios ligos, kada nosyje vietoj gleivinės atsiranda tokia oda, kaip ant mano rankos ir ant jūsų rankos. Taip, kad šiuo atveju, pavyzdžiui, galima su vandenilio peroksidu mažinti savo tas visas bėdas. Su paprastu sūriu vandeniu. Gydytoja labai kategoriškai kalba apie depresiją, pasak jos, nuo bado, paleistuvystės ir nuobodulio geriausiai gelbėja darbas. Nepatarė jį ir per daug žavėtis vitaminais ar maisto papildais. Susitikime kalbėta ir apie pastarojo laiko siaubą, pačias įvairiausias alergijas. Pasaulyje maždaug 33% mokslininkų šiuo metu tvirtina, kad alerginės ir vėžinės lygos kuo tai labai panašios. Kad tai yra galbūt kilmė yra visiškai ta pati. Tai šita Medsense organizacija labai drąsiai rašo, kad alerginė liga tai jokia liga, tai yra atitinkama organizmo reakcija. Ir aš šitą jų taip sakant, tais nuostatais pilnai tikiu. Ir pavyzdžiui, čia jau mes turim kur tai į tuos vaikelius pažiūrėti, kas čia darosi. Dėl to, kad nors dabar beveik kas antram žmogui jau nustatoma, kad yra kokia tai alergija. Dabar, kodėl taip daug jų padaugėjo? Pirmą kartą medicininiai literatūrai apie alergiją prakalbo 1905 metais, reiškia prieš 100 metų. Iki to laiko žodžio alergija nebuvo. Nežinojo, kas ta alergija ir kodėl jie atsiranda. Apie cholesterolį prieš 20 metų šitą auditoriją nežinojo, kad toks ir yra. Dabar visi žino, kad pas jį padidintas cholesterolio kiekis ir reikia jį mažinti ir jie vaistus kažkokius. Kokius vaistus,
kad jie niekam neveikia ir nuo cholesterolio mažinimo nėra vaistų. Yra firmos, kurios nori parduoti vaistus nuo cholesterolio mažinimo. Jeigu žmogus visiškai sveikas, gerai jaučiasi, geriausia, kad jis ir tą cholesterolį nekreiptų dėmesį. Po susitikimo buvo galima įsigyti ir didelės sėkmės sulaukusių Filomenos Staunytės knygų, kurios iškart buvo išgraibstytos. Kaip sakė autorė, netrukus turi pasirodyti dar viena jos knyga skirta jaunimui. Įdomu, ar gana kategoriškas gydytojos kalbėjimas bus patrauklus bei sužavės ir jaunąją kartą. Praėjusį savaitgalį Ignalinos baseine jau 3. kartą buvo surengtas tradicinis paros plaukimo maratonas. Nors dar sykį buvo pagerinti net 2 rekordai, tačiau nei svečių, nei vietinių smalsuolių maratonas ypatingai nesudomino. Prieš keletą metų Ignalinoje pradėtas įgyvendinti unikalus projektas paros plaukimo maratonas daugelio ignaliniečių įsitikinimų turėjo tapti ir tradiciniu įspūdingu renginiu. Deja, praėjusį savaitgalį Ignalinos baseino plaukimo takeliuose knibždėję 60 varžybų dalyvių jau ne pirmą kartą buvo įdomus tik patys savo, o ir svečių sulaukta tik iš Baltarusijos Braslavo miestelio, kuris su Ignalina draugauja pagal Euroregiono ežerų kraštas programą. Pirmosius porą kartų maratoną papuošę ultratriatlonininkai iš Panevėžio mūsų baseino plaukimo takeliuose šiemet nebepasirodė. Kita vertus, neįtin daug jie ir prarado. Nes beveik pusvalandį vėlavusio maratono pradžia, kuomet į baseiną pagal teisėjo švilpuką kas kelias sekundės tiesiog šiaip savo sušoka plaukikai, atvirai tariant, tikrai nebuvo įspūdinga. Kalbant apskritai, renginys buvo skirtas tik patiems jo dalyviams. Tačiau šiaip ar taip, 60 ilgesnį ir trumpesnį laiką praėjusį savaitgalį vandenyje išbuvusių plaukikų, susumavus maratono rezultatus, pasiekė naują bendro nuplaukto atstumo rekordą. Šiemet savo ištvermę bandę maratono dalyviai kartu sudėjus nuplaukė 823 km ir 350 metrų. Absoliučiu šių savotiškų varžybų nugalėtojų tapęs perspektyvus plaukikas Artūras Bartaševičius šįsyk per 24 valandas įveikė net 36 km. Tai dar vienas naujas paros plaukimo maratono rekordas. Jo autoriui rajono vicemeras Henrikas Šiaudinis apdovanojimų ceremonijos metu įteikė specialų prizą. Kitiems savo amžiaus grupių nugalėtojams buvo įteiktos Ignalinos miesto seniūno įsteigtos taurės bei maratono rėmėjų dovanos. Visiems paros plaukimo renginio dalyviams, kaip ir ankstesniais metais, įteikti diplomai su įrašu apie jų įveiktą atstumą. Ignalinos kabelinės televizijos abonentų besinaudojančių interneto paslauga dėmesiui. Šiuo metu dėl suaktyvėjusio tinklinio viruso jį skleidžiantiems kompiuteriams gali būti apribotas interneto paslaugos teikimas. Prašome savo kompiuterius patikrinti atnaujintomis antivirusinėmis programomis. Gegužės 2 dieną penktadienį Daugeliškio vaikų globos namai ir motociklininkų klubas Pašėlės greitis visus didelius ir mažus kviečia į Ignalinos miesto estradoje organizuojamą Rytų Aukštaitijos baikerių sezono atidarymo renginį. 13 val. Motociklininkų kolona važiuos po miestą, 14 val. Planuojama renginio pradžia miesto estradoje, kur vyks koncertas. 24 val. Šventę papuoš įspūdingas fejerverkų reginys, o iki 2 valandos jaunimas kviečiamas į diskoteką. Įėjimo į renginį kaina gera nuotaika, renginys nemokamas. Gegužės 4 dieną sekmadienį 15 val. Kultūros centre šventinis koncertas muzikinis albumas Mamai. Koncertą dovanoja Ignalinos muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai. Šiandien viskas, iki kito sekmadienio.